Labadiena, gerbimieji žiūrovai, vėl su jumis sveikinuosi iš Širvintų stadiono, kuris MRU laimės, tuomet tai apie komandų sudėtis. Pradėsime nuo Vilniuje, Leu, taip jau sutapo. Mūsų atskos rungtynės ten irgi nebuvo jau taip visų rungtynių metu. Pirmoji kortelė. Perdavimas. Taip, vėl su kamuliu. Maden čia gali būti pavojinga, bet Blaževičiūtė. Smūgis ir geltona kortelė. Už praeitą epizodą. Pati gintra ataka ir tęsiasi Šupelytė. Blaževičiūtė, smūgis ir stiprus atrodė perdavimas, bet Tereza Romanovska greičio nestokoja. O tarsi kas nors pakeitė ir jau tada Blaževičiūtė, na aišku, ir Erika Šupelytė. Čia geras perdavimas, neto atsidūręs, ten nieko nevyksta ir tarsi išgirdus Aleksandrą Madę. Prasme sprogti sukelti didelių problemų gynyboje. Čia štai toks ataka tęsiasi Romanovskaja. Duskaitė prieš Spinazatų, gerai pakeista kryptis, bet ten Algimantė Mikutaitė. Viena tarp kelių gintriečių, geras perdavimas Mauras Spinazato. Dabar Ugnės Lazdauskaitės, koks reidas per pusę aikštės, Maden kamuolio neskaitė. Minus 5, čia Justina Blaževičiūtė prašoka ir gali būti labai pavojinga, bet per panaši situacija prie kitų vartų. Lazdauskaitė kairę koją šalia. Į baudos aikštelę. Šupelytė, bet šalia Algimantė Mikutaitė. Čia geras perdavimas, Ugnė Lazdauskaitė 1-1 ir gelbsti vartus vartį. Blaževičiūtės situacija, kai gali ją išnaudoti, galėjo Meida išnaudoti. Smūgis, skersinis ir vien su draugu glėbyje. Na, į gynybą Lazdauskaitė. Ugnė pavojinga, kuomet turi erdvės, krenta. Laura Spinazato. Galima sulaukti ir smūgio, ką ir daro. Perdavimas link Kivantių pirmąją laimį. Tiesa, kamuolio išmušti į priekį tiksliai nepavyksta. Ravakė. Aikštės vidury prilaiko ją. Kai kamuolys pataikė į koją. Perdavimas, Medašir. Tikslus perdavimas. Procevičiūtė. 27 numeriai. Kovoja iki galo. Žaidžia kamuolį Vilniaus žalgirietės. Kumščiuoja, trukdo viena kitai. Blaževičiūtė. Čia kortelė. Be jokių klausimų. 8 numeris. Smūgis ir geras kampinio vėliavėlės čia. Ilgas perdavimas vartininkė kamuolio. 1-0, vienintelį įvartį šios dienos rungtynėse įmušė